Aš ir neturiu pinigėlių. Oi, viena gyveni, nei tau vaikai, tau tai kas? Tai jau pinigėlių duotis. Imk mamytę bananėlį. Pažiūrėkit, Onytės, kad čia Marija. Nealkani. Nieko nenori. Vystų iš to telefono vieną kartą. Visą laiką Instagramo žvaigždė, žinai, 45 metų. Mama įpilsim Coca-Colos. Ir mama bananų. Tu kaime neužsiaugini bananų, o mieste pas mus visur ant stulpų auga bananai. Eik čia, duosiu. Labai gerai virškina su kumu. Jo, visi seneliai Coca-Cola geria. Dar viena. Kaip mes gyvenam? O vaikai geria. Visą laiką sėdi telefoną viską. Šitą. Kaip gyvenam? Kaip visada gyvenam, Nikai. Gyvenam tai blogai. Pinigėlių trūksta. Tu pati žinai, miestas. Siurbia. Medžia. Negersia šitą šlamštą. Šitą. Siurbia šitus pinigus. Dabar visai darbo mažėjo, užsakymų beveik nėra. Tai tavo gerai, tavo dideli vaikai. O man ką darys? Vis tiek ant lūžių reikia. Visus darželius aš mums susimoku. Aha. Ir kur čia tas ten planas? Klausyk, mama, tu to miško jau dabar nenaudoji. Mes va tą geodezinį pasidarėm planą. Patrauki savo. Susiverža čia šlakas. tą geodezinį mes darėm, kur yra 4 hektarai miško prie upelio. Mes galvojom, taigi tau vis tiek dabar jo nereikia. Ką tu čia fotografuoji? Nu taigi... Gerai, pasidarysi geodezinį, tada fotografuok. Žiūrėk, supranti, ką nors, ne? Čia balio akmuo. Čia vat nuo to akmens patrauk. Nuo to akmens iki va šičia galima visą šitą gabalą parduoti. Dabar žemės dar yra gera kaina, kol kas. Kol kas. Nes mes vatarėmės, kalbėjom, tai žemės kaina kris artimiausiu metu, o miško visai, miško dovanai niekas neįms. A ką tau net laidotuvėm paskui nebus pinigėlių? Atvažiuosi pas mus gyvensi. Išnuomosim kokį bendrabutį. Nenorėsi jeigu. Ne, tai o gal ir nereikia, nu jeigu tą mišką trobelę, tegu stovi dargi pusę hektaro lieka prie pelkės ir tegu jinai tenai. Baig. Ne, nu aš juokauju, mama. Bet va tą mišką, kol nevėlu. Aš galvoju, mes kad su broliu pasitarėm, žinok, iš tikro reikia kažką daryti, nes pas mus vėlu. Aš tikiu jomis, taip, čia negalima palikti. Ir to turto tu į kapinės nenusineši. Ne. Tikrai ne. O mūsų maži vaikai mums reikia vis tiek ir gyventi ir viską, mokesčiai kokio didumo, benzinas kokios kainos. Taip, a kodėl, palauk. Tu sakai šitą, kodėl būtent tu nori šitą? Ne, tai tavo šiaurinė pusė, va čia iki... Kodėl šiaurinė, kodėl tu sprendži čia? Šiaurinė, tu nusprendži. Tu mane paklausai? Tai mes patys viską kaip kalbėjom. Kada kalbėjom? Vaikai nesipykit, nėra čia ko. Ne, tai nieks nesipyksta, man. Čia žinokit, ta žemė, tai čia... O kas čia per žemė? Viską užsigroba. Palauk. Kas čia per žemė? Vieną žodžiu, pavalgom, bet aš sakau. Valgyt reikia, o ne... Aš nuo balio žemę dalintis. Taigi ne, mama, taigi nieks nieko nesidalina. Mes tik kalbam, žinai, visi kaimai tuštėja, viena gyvens, vilkai sudraskys, rasim kaulelius. A jūs viską sprendžia. Aš nieko nesprendžiu, aš kitai sakau. O Ką tu? Viena gyveni, tau gerai. Žinai cheminį elementą H2O? Žinot, aš ir Alytui 3 kambarių butą, jau tau mama ir taip Vaikai nesipykit, čia neturtas Mes nesipykit. Vieną kartą ir neduok mamos. Ša! Pavalgo. Tai mama visą treba. Tai Savai aš tau bananu. kiekvieną kartą sučiabu. Kiekvienas žmogus turi į orų Viskas. gyvenimo teisę. Imk savo tuos bananus ir valgyk. Tu daug uždirbi, tu bananų prisiperki. Žiūrėk, mama, dabar tu to miško, kur palei upelį, tu visiškai dabar jo nenaudoji. Nenuomojam, nieko nedarom. Tai va mes su broliu, brolis pasiūlė, mes va su broliu pasitarėm, žinai, aš dar pradžioje nenorėjau, bet brolis sako, tai turinai. Tai tą mišką, tie, kur yra 14 hektarų, čia nuo 14
Aš pagalvojau, 4 gal mažai pinigų. Koks šumas, 14 jau.